Tai tu jau daug metų organizuoji rimtus mokymus, pardavėjams mokymus. Tai klausimas, ką jie ten unikalaus turi sužinoti, suprasti, kad nedaryti tų klaidų ir nebūti prasčiausiais pardavėjais. Tai, pirmiausia, vargu ar mano mokymus galima rimtais pavadinti. Nes dažniausiai ten labai linksma, bet kas man pačiam didžiulį padarė tokią perversmą, tai tyrimai, kurie buvo padaryti tokio naujo mokslo neuromarketingas. Pasirodo, anksčiau, kai mes sakėm, reikia taip ar taip, tai daugelis tų visų teorijų arba praktikų buvo iššilta iš pirštų. Verslo treneris arba guru sugalvojo, reikia pardavinėti taip, reikia uždavinėti klausimus. Ir visi, reikia įsigilinti į produktą. Reikia įsigilinti į poreikius, reikia patenkinti poreikius, klientas visuomet teisus. Tai yra visą tai mitai sukurti psichologų. Dar ir toliau tą transliuoja. Ir iki šiol tai transliuoja, jo. Buvau čia dabar konferencijų, iš tikrųjų, kaip paklausoju, galvoju, iš kurio pasaulio jie atėjo. Bet visi jau rašosi, iš tikrųjų. Tai. Bet ką davė neuromarketingas, dabar galima prie klientų smegenų pridėti elektrodus ir kompiuterinės tomografijos pagalba nustatyti aiškiai, kokie smegenų centrai susižadina, kokie yra slopina, priklausant nuo to pranešimo, kuris duodamas iš pardavėjų pusės. Į kokią spalvą, į kokį kvapą reaguoja. Ir dabar jau ta juoda dėžė tapo, tiesiog, čia nežinom, kas ten viduj. O dabar jau atidaro ir žinom. Ir aš galvoju, pirmas dalykas, ką mes turim suprasti, kad mes dirbam ne su klientu, mes dirbam su už klientų smegenimis. O jos susidaro iš 3 dalių. O tai yra tos pailgusios smegenys, seniausios, tai yra krokodilų smegenys, tai yra reptilių smegenys. Ir kol tu nesupranti, kaip dirba smegenys krokodilų, tau sunku aplamai kažką parduoti. O krokodilas iš pradžių nustato, kas čia yra šeimininkas. Ir ta tradicinis požiūris, kad klientas visuomet teisus, tai aš toks mažiukas ateinu, labą dieną, ar galiu sutrukdyti, pas klientą krokodilas sako, kokia žertva atėjo. Ir viskas, automatiškai jau yra alfa, tu esi beta ir jau kažką įtakoti labai sunku yra. Bet vėl labai svarbu pirmam etape, kažkaip susitvarkyti su šitų krokodilų. Parodyti, kad tu esi šitame kontekste, tu esi alfa, o jisai galėtų prisidėti. Antra žingsnis, ta informacija, kuri per krokodilą praeina, jinai patenka į vidurinės smegenis, tai yra bežionkos smegenis. Viskas jai įdomu, jinai negali susikoncentruoti. Ir jeigu tu pradėsi varyti prezentaciją, koks tavo proto geriausias, ta bežionkas, eik tu ir užmėgs man. Tai todėl tu turi padaryti viską, visokių daryti triukų, kad pritraukti tos bežionkos dėmesį, kvapais, garsais, kažko nustebinti, o po to parodyti jai, kaip būtų faina jai gauti dozę narkotikų, nes šita bežionka, jinai yra narkomanė, jinai daro tik tai 2 dalykus. Tai, kas duoda jai kaifą ir bėga nuo to, kas duoda jai skausmą. Tai parodyti tai bežionkai, kad jinai turi skausmą ir galės mūsų produktų būdų ten arba paslaugos patenkinti savo narkomanės tą tokį, reiškia, potraukį, o čia yra menas. Ir vėl tam netinka visos prezentacijos, visi paskaičiam, tai yra atskiras menas, kaip sužadinti tą bežionką. Ir tik po to, jeigu jau bežionka sako, noriu, jeigu seilės. Jau trykšta, jau noriu produktą. Tada tu jie gali duoti keletą faktų, tai mūsų pasididžiavimo smegenims, kad jie nusiraminti. Nes mes žinom, kad apsimoka. Kad bežionka priima sprendimą ir jinai priima greitai. Tai jeigu tu jas nesužadintum, skaičiuok, neskaičiau, rodyk PowerPoint'is, tai nieko ne. Tarp, jeigu pardavėjas supranta, kaip dirba smegenys ir supranta, kad jam reikia būti geriausių šitų dresiruotojų, kad jisai ant pavojaus ribos su krokodilu turi išsiaiškinti, po to suglūdinti bežionką ir po to biškutį tam duoti žmogaus smegenims, ir tada viskas tvarko. Algirdai, kur dabar galima išmokti visos šitos informacijos? Vienintelis būdas, tai galima išmokti tik pas klientą kabinete. Užeini arba jį pasikviesti, tai reiškia praktika. Taip. Bet tam, kad nedaryti nereikalingų klaidų, galima užėti pardavėjams.lt, aš tenais daug informacijos, ką pats sužinau iš pasaulio, tenais įdedu ir mes greitai net organizuosim programą ir dar vieną naujieną, kurią aš noriu, ypač su prezentacijom. Mes žinom, kad ir Lietuvoje tapo labai populiaru TED prezentacija, 20 minučių. Tai reiškia, maksimum, kad turi dabar pardavėjas, tai yra visam pasaulyje, 20 minučių. Tai tu turi su visam ir su bežionka pakalbėti, ir su krokodilu, dar su jautė, tai 20 minučių. Ir tai labai daug, man jau atrodo. Anksčiau kažką tai ir 4 dienų buvo mažai, dabar 20 minučių. Tai aš tokią parengiau programą, kur per 20 minučių po vieną techniką žmogus ne tik įsavina, bet ir išmoksta daryti savo prezentaciją TED šitam režime. 20 minučių ir tu baigė pardavimus.
Tai va, kam įdomu, daug yra nemokamos informacijos, va, pardavėjams.lt. Dar taip, va, yra gera idėja, labai dažnai iš mūsų reikalo daugiau parduok. O iš kur, atrodo, viską pabandė. Tai va, specialiai tiems, kas yra tinginiai, iš kur reikalauja parduoti daugiau, bet kas neturi idėjų. Aš parašau, kad 25 geriausių idėjų pardavimams nemokam. Kiekvieną dieną po vieną idėją gauni, čia pat pritaikusi, dirbi daugiau ir turi rezultatas. Tuo irgi gali Super, nuostabu. Ir tokia dovanėlė parsisiųsti. Nuostabu, realu.